Tai vienas dažniausių šių laikų fenomenų internetinėme romantinėme pasaulyje. Tarptautiškai tai jau yra įprasta vadinti catfish, lietuviškai šamas. Perkeltinė prasme tai žmogus, kuris vardant užmegzto romantinio ryšio apsimeta esantis kitu, dažniausiai naudodamas ne savo nuotraukas, vardą, o kartais ir meluodamas esantis kitos lyties nei nurodo. Šis pavadinimas buvo sugalvotas dar 2010-ais, pasirodžius MTV filmui, o vėliau ir serialui Catfish. Šį pavadinimą laidos kūrėjai sugalvojo įkvėpti istorijos apie iš Aliaskos į Kiniją atgabenamas menkes, kurios, kol pasiekdavo Kiniją, būdavo leisgyvės, o paruoštos beskonės ir minkštos. Todėl buvo sugalvota į jų gabenimo bakus prileisti šamų, kurie vis vaikydavo ir apkandžiodavo menkes, priverčiant jas judėti, išlikti šviežioms ir geros būklės, visai kaip tie žmonės, kurie ryžtasi sujaukti kitų žmonių jausmus ir gyvenimus. Šiandien papasakosiu apie keisčiausius internetinių apsimetėlių atvejus. Paauglė vardu Marisa Williams gyveno kartu su teta. Ją auginusi giminaitė susidūrė su maištaujančios paauglės tvardymo sunkumais. Kartą liepė Marisai nustoti naudotis Facebooku ir į namus kviestis nepažįstamus vyrus. Marisa tuomet tetą užblokavo socialiniuose tinkluose. Teta atsakė susikurdama netikrą profilį išgalvoto vyro vardu bei nuotrauką. Taip jie tapo draugais Facebook'e. Marisa netikram profiliui papasakojo, kad nebesitaiksti su ją prižiūrinčia teta. Prašė naujojo draugo, kad šis atvažiuotų ir inscenizuotų paauglės pagrobimą, o įsiveržus nužudytų tetą. Marisa net parašė jam instrukcijas, kaip įsilaužti į namus, kur miegos teta ir kitas detalės apie namą. Ji taip pat paprašė nužudyti jos dėdę, pusbrolį ir jų šunį. Teta su tomis žinutėmis nuėjo į policiją. Marisa buvo patupdyta į kalėjimą už žmogžudysčių organizavimą. Viename minėto serialo epizode vyras vardu Spenceris šokiravo pasaulį savo naivumu. Vyras patikėjo, kad internetu bendrauja su viena populiariausių pasaulio dainininkių Katy Perry. Norėdamas ją sutikti, jis kreipėsi į televizijos laidą, po kurios tyrimo buvo išsiaiškinta, kad tai žinoma nebuvo pop dainininkė. Viso labo Anglijoje gyvenanti moteris vardu Harrieta, o dainininkės paskyrą ji buvo susikūrusi būdama 12. Dėl to, kad buvo didelė jos fanė, jautėsi vieniša ir internete ieškojo draugų. Porelė internetu bendravo net 6 metus. Vėliau tiesą ji atskleidė, tačiau Spenceris nepatikėjo. Atskraidinus ją į valstijas, vyras vis vien atsisakė patikėti, kad bendravo ne su Katy Perry. Ir jam atrodė, kad Harrieta meluoja, ir visa tai tebuvo tikrosios įžymybės suorganizuotas pokštas. Where did we meet again? On the app. Oh. Yeah. Well, who else could it be? I mean, really, Katie? You can't possibly think it's still Katy Perry. I do. We found the person you've been talking to, beyond really any shred of doubt, and you still want to believe the thing that makes you happier. You need to know that you're not talking to Katy Perry. Scale of 1 to 10, how confident are you that you're talking to Katy Perry? We'll go with a 9. Well, at least it's down from a 10. Spenceris net po laidos toliau Harrietai siuntinėjo žinutes, galvodamas, kad siunčia jas dainininkiai, net nupirko jai sužadėtuvių žiedą. Moteris vardu Carmen kreipėsi į Catfish laidą, kad savo pusbroliui Antoine'ui padėtų pagaliau susitikti su vaikinu, su kuriuo jis internete draugavo 3 metus, kurio vardas buvo Tonis. Pradėjus kapstytis po socialinių tinklų profilius, galų gale visų nuostabai Carmen prisipažino apsimetusi Toniu ir taip pusbrolį išdūrusi. Stupid idiot can never find who Tony is because I'm Tony. Why the f*** would you do that? Because 3 months ago, because that ain't you cool. should have never called me a fat ass Kelly Price. For real, 3 years? I'm thinking it's Tony. You ain't no Tony. It's life. You have to deal That ain't no with it. That's life. it. That's bull. That's not bull. It's over. Don't talk to me ever no more, and I mean that. It was the right thing to do.
Visiems, o ypač Antvanui, buvo sunku patikėti, kad jis 3 metus su savo pusseserė internetu bendravo romantiškai ir imitavo santykius. Pasirodo, taip ji neva norėjo jam atsikeršyti surengusi viešą spektaklį. Viskas neva dėl to, kad Antvanas prieš visus draugus kadaise ją pavadino storule. Ji buvo nuėjusi taip toli, kad išmoko imituoti vyrišką balsą ir su pusbroliu kasdien kalbėdavo telefonu. So I was waiting for the right moment, and that was the right moment. What voice are you using to talk to him? The Tony voice. Just calling you know I'm thinking about you. Just want to let you know that I do care for you. Don't want to see you. Can't wait to meet you. 2006, kai dar buvo populiarus socialinis tinklas MySpace, vienos mergaitės mama Lori Drew susikūrė profilį apsimesdama 16-mečių paauglių. Visa tai buvo su tikslu susidraugauti su 13-mete Megan Maier ir vėliau iš jos pasityčioti. Mat, toji Megan neva apšnekėjo Lori dukrą. Mergaitės kartu lankė vieną mokyklą. Taip, pamažu prasidėjo patyčių kampanija prieš Megan. Prisijungė ne tik Lori iš netikro puslapio, bet ir jos dukra bei vienas jų versle dirbantis žmogus. Nors iš pradžių Megan su apsimetėliu užmezgė šiltus santykius, iš tikrųjų netikra 16-mečio persona buvo skirta išgauti kuo daugiau informacijos apie auką, kad vėliau tai pasitelkus būtų galima iš jos tyčiotis mokykloje ir internete. Vėliau netikras profilis apsimainė nuotaikomis ir mergaitė prisijaukinęs galų gale ėmė iš jos juoktis. Svarbu žinoti, kad iki tol Megan Maier jau ne 1 metus lankėsi pas psichiatrą. Jai buvo diagnozuota depresija. Todėl šios vadinamosios kiberpatyčios mergaitė buvo per daug sunkios. Kartą tas apsimetėlis 16-metės jai parašė žinutę: pasaulis būtų geresnė vieta be tavęs. Ta pačią dieną į jos kambarį pakviesti valgyti įėjusi mama rado Megan kabančią ant diržo. Dėl to buvo teisiama tik Lori Drew, nors prisiekusieji ją pripažino kalta už sąmokslą bei neteisėtą prieigą prie kompiuterio, teisėjas moterį pilnai išteisino. Emma Perrier buvo neseniai išsiskyrusi moteris, nusprendusi naujos meilės paieškoti internete. Ten pradėjo susirašinėti su vyru vardu Ronnie Skiklūna. Su juo moteris bendravo kiekvieną dieną. Vienas su kitu dalinosi istorijomis, išgyvenimais ir jausmais, pamažu Emmai įsimylint. Ji vis siūlydavo Roniui susitikti, tačiau kiekvieną kartą jis rasdavo priežastį, kodėl neatvykti. Apie potencialią riziką moterį perspėjo šeima bei draugai. Sakė jai, kad jis gali būti netikras. Emma nutarė tai patikrinti, paieškant jo nuotraukų atitikmenų internete. Artimųjų abejonės pasitvirtino. Tai buvo apgavikas, naudojęs vieno Turkijos modelio nuotraukas. Nuotraukose buvo toks Ademas Guzelis. Su Roniu moteris ryšį nutraukė iš karto. Tačiau taip pat parašė Ademui, perspėjant, kad jo nuotraukas naudoja sukčiai. Visai netikėtai, žinutė po žinutės jiedu pradėjo bendrauti, kol galų gale nusprendė susitikti, o pradėjo susitikinėti vienas kitą pamilo. Pora jau yra kartu virš 8 metų ir tai tapo viena neįtikėčiausių Catfish istorijų. Vaikinas vardu Lukas ilgą laiką bendravo su begalėmis merginų internetu. Visoms jis prisiekinėjo meilę ir skyrė itin daug dėmesio. Susirašinėjimams jis praktiškai skirdavo visą dieną, nuo pabudimo iki užmigimo. Taip nutiko, kad vis daugiau merginų išsiaiškindavo, kad Lukas nėra tas žmogus iš nuotraukų, o toji anketa tėra išgalvota asmenybė. Todėl keletas moterų nuvyko į jo tikrąjį adresą, norėdamos konfrontuoti apsimetėlį. Nuvykus juos pasitiko gan keistokas vyras, kurio vardas iš tikrųjų buvo Zekas. Merginoms jis prisipažino susikūręs netikrą profilį, nes nepasitikėjo savimi ir mano, jog būdamas savimi niekada neužmėgstų romantinio ryšio su jokia mergina. Tačiau merginų jo pasakėlė nesužavėjo. Jos jam buvo siuntusios seksualinio pobūdžio privačias nuotraukas, kurias jis išviliojo apgaulės būdu, apsimesdamas. Pats Zekas prisipažino internete artimai bendraujantis su maždaug 400 merginų, žinoma iš netikro profilio. How many girls? Too many that I talk personally with. I got their numbers, like 400. That's disgusting. Yeah.
That's disgusting. Ką darai su nuotraukomis? Ar jos tavo kompiuteryje? Ar ten yra sukurti aplankai su Liza, Jenna, Steph, Ursula? Ar tu tai išsaugai? Nes lažinuosi, kad taip. Aš viską ištryniau. Aš labai abejoju, kad viską ištrinė. Jei norit, galite ieškoti. Turi su savim telefoną? Taip, patikrinkim telefoną. Pradėkime nuo to. Luktelkit. Ar tu dabar kažką trini? Ne, aš tik naršau pirmyn atgal. Žinok, mes mokam naršyti telefone. Aha, gerai. Radau vieną sąrašą, Google Drive. Merginų sąrašas. Dar galite pamatyti... O, Jėzau. O Dieve. Nuotraukoje čia viena iš jūsų. Begalės nuotraukų merginų, kurios masturbuojasi. Tai tą vaizdo įrašą vis dar turi. Gerai, dalykas tas. Tai visgi neištryniai mūsų nuotraukų. Taip, bet aš niekada į tai nežiūriu ir tuo su niekuo nesidalinsiu. Merginos kaltino Zeką būnant bejausmiu, išvaišius laiką ir sudaužius širdį bei jausmus. Jo telefone buvo rasti sąrašai, kuriuose apie kiekvieną merginą buvo gan šiurpokai surašyta įvairi informacija, bei lyg prie bylos pridėtos intymės nuotraukos. Ačiū, kad žiūrėjote. O ir jums, kada teko susidurti su catfishais? Savo istorijomis pasidalinkite komentaruose. Jei jums patiko šis epizodas, nepagailėkite patinka mygtuko paspaudimo ir nepamirškite prenumeruoti mano kanalo. Iki kito karto.